Aš irgi tik scenarijų kūriu. Sergėjau, kalbėk su aš šiaip. Jo, sėdėk. Tu gali norėti bet kokio kadro, bet apšvietėjas tau pasakys biudžetą ir gripas tau pasakys biudžetą. Dizaineriai tau pasakys biudžetą visi, set, rūbų ir panašiai, ir tada nebenorėsi plataus kadro. Aš kaip režisierius turėsiu dar jiems ir paaiškinti. Režisierius. Nes mes žinom, ne pirmą kartą dirbam, mes žinom, kas mūsų laukia, nėra jokių iliuzijų. Ir Edgaras pasižiūri į manęs, ašaras byra ir aš sakau, soriuks, nieko nebus. Tarkšt. Tai sveiki prisijungę prie čia po darbo. Šiandien Sergėjus su Edgaru filmavime. Tai laidą vedu aš, Jonas. Tai sveiki prisijungę, nepamirškit laikinti, subscribinti. Ir šiandien kalbėsim apie reklamos filmavimą. Sergėjus grįžo po filmavimo. Ką tik. Ir Edgaras grįžo. O, labas. O, sveikas, jau nesimatė. O, atsiprašau, jaunuomenė ir senuomenė. Sėdžiu prie... Gerai, jokio filmavimo nebuvo. Pamelavom. Sėdžiu prie kompo, sako, einam filmuot. Sakau, apie ką filmuojam? Sako, einam, sužinosi. Total impromptu, ar kaip vadinasi? Improvizaciniu būdu. Kaip jums mūsų meniškas intarpas Gersbairis? Daug kamerų. Labas, Jonai, gražusis mūsų balsas. Ačiū, kad mus pavadavai kelias sekundės. Šiaip galėtum, aš norėjau, kad, ta prasme, aš turiu tokią mintį, kad Jonas vieną laidą pravesti tiesiog vienas. No. Jis galės vien tik tai. Edgaras sakė, sukaupiau skolą. ASMR, valanda ASMR balso. 4 laidų, gali 4 laidas. Na gerai, mes 4 laidas dviese pasidalinom, tai 2 lai padaro. Jo. Nu ką, sveiki visi. Labą dieną. Jo, kalbėsim apie ką vėl? Žiūrėkit, dabar kas turi TikToką, jaunuomenė, eina TikToką. Aš neturiu TikToką. Aš ne apie senuomenę kalbu. Ir ten susiranda čia po darbo. Ir ką daro TikTok'e? Spaudžia? Nežinau, aš irgi followina, subscribina. Turbūt followina. Kažką padarykit tai, kad tam padidėtų skaičiukai. Vienu žodžiu, mes esam TikTok'e, tai susiraskit čia po darbo. Ir Instagram'e, ir Facebook'e, ir YouTube'e. Ai, bet YouTube'e jūs mumis žiūrite. Visur susiraskit, visur sekit. Tai jo. Ir dalinkite su draugais. Ir praeitą laidą nieks man labas neparašė, ar parašė kažkas? Aš parašiau. Tu parašy man labas. Tu paprašai. Tai va dar kartą parašykit man labas. Ja. Jo, šiandien kalbam apie tai, ko paskutiniu metu biškai ir gyvenam. Apie pasiruošimą ir visą productioną video reklamų. Kaip mes tą darom, nuo ko pradedam. Ir išduosim savo paslaptis, nes labai didžiulės paslaptis yra, kaip reikia reklamas filmuoti. Ir reklamas reikia filmuoti su kamera, o montuoti su kompiuteriu. Mūsų... Štai ir Sergėjui šiandien rodėm, kad galim ir su telefonu. Su telefonu pamačiau, kaip galim. Luktelk. Manint šitą dalį copyrightai mums YouTube. Per daug tobulas balsas, ne? Taip, mums atėjo naujas projektas, reklaminis klipas ir mes dirbam prie jo kasdien. Ne klipas, kampanija reklaminė. Jo, visa kampanija. Jo. Tai pasidalinom, kaip visada mes šnekam apie pasidalinimo darbą. Departamentais Išsiskirstėm. Koks departamentas? Aš esu? Nežinau, man sakė, parašyk scenarijų, padaryk kadruotis. Nu ir padarai. Žiūrėsim, kaip gaunasi. Dabar čia šalia mane sėdi vadovavimo departamentas. Jo, kurie protą rauna jums visiems. Jo. No, vadovaujam. Mats, labai nėra daug ką pasakoti. No, viskas, ate. Ne, daug darbo. Ne, mes galim papasakot, nuo ko mes pradėjom, kaip ta idėja gimė. Jo. Kaip mes ją, nežinau, gal kaip pičinom, nepasakosim, nes aš tai nežinau, aš neturėjau. Aš irgi tik scenarijų kūriu. Sergėjau, kalbėk su aš šiaip. Jo,
Sėdėk. Prasidėjo brainstormai, reikia pateikti idėją klientui. Tai komandos nariai, mes turime ir marketingo komandą, kurie padeda gryninti idėjas, kad taip nebūtų tik tai meninis, bet kad tai... Dar marketingo? Taip, dar marketingo. Ja. Ar jums reikia dar marketingo? Kreipkitės jo. Šautautas Aistei ir Deimantai. Va, ir tada viskas tapo aiškiau, kokia idėja, kokios yra pagrindinis kertinės ašis ten, ar tai kaip jos pavadinsi, taip nepagadinsi. Ir kur eis, kiek klipų, kokia tema, viskas buvo surašyta, pateikta, patvirtinta ir dabar prasideda visas darbas. Šiuo metu 25 diena šiandien yra kovo. Kai laida išeina. Kai išeina laida, mes esame filmavime. Diena. Ir mes Išduosiu paslaptį, mes kartais filmuojam biškiai anksčiau. Jo, Bet ne šiandieną, tikrai. Tai mes esame filmavime 25 dieną. Mūsų čia nėra. Mūsų čia nėra, šiaip. Todėl ir buvo intro be mūsų. Tai viskas yra suorganizuotas 2 savaičių bėgėje, bet intensyviausias momentas vyksta dabar, prieš savaitę, prieš filmavimus, kai reikia suburti didelę komandą. Dalis komandos yra statinė, yra mūsų komandos, live action'o. Ir yra mūsų draugai ir kolegos, kurie prisijungia tik tai filmavimo dienom. Tai grimas, rūbai, aktoriai, taip toliau daug jų visų. Čia galim pavardinti, yra operatoriai, apšvietėjai, yra ekstros, yra daug žmonių. Bendrai kiek kokio? 40-50 žmonių? Bus per vieną pamainą virš 40 žmonių. Tai toks jau rimtesnis productionas. Rimtas. Ir tikrai labai greitai suorganizuotas, biškai gal reikėtų daugiau laiko. Labai reikėtų daugiau, bet nėra išeities. Tai įtaka turi, kai išeis reklaminė kompanija, būtent metas, tas mėnuo ir nuo pirmo žingsnio jisai turi eiti vieną po kitos. Tai mums reikia viską paruošti ir tuo pačiu pasisakant, kad tai bus 3 klipai. Tai jos biudžeto atžvilgiu reikia nufilmuoti vieną po kito iš karto, nes mes nuomojamės įrangą, mes samdomės profesionalus ir daug pinigų įdedami į filmavimą. Tai Edgar šiaip nepasakė, jisai atsakingas už vaizdą, tai jisai yra DOP. Aš toks paskutinis batas įmestas į šitą prūdą. Tai tau ir nereikėjo šnekėti su klientu, tau atėjo jau užklauso konkrečiai idėja ir apytikslis descriptionus angliškai, tai čia aprašas, kas turi vykti ir mes turime išrašyti kadrus po kadro, kas vyksta. Suskaičiuot kadrus, sudėliot, kaip filmuojam, kadruotės, kokią techniką reikės, kokia technika bus naudojama, su Saša sėsim, galvosim apie apšvietimą, kur ką statom, kaip ką statom. Labai yra svarbu kadrų eiga, nes reikia apgalvoti tai, kad persistatymas užimtų kuo mažiau laiko. Jo. Ir čia, kaip Sergejus sako, visą laiką einam nuo plačiausio kadro link artimiausio. Nebent retkarčiais reikia kitaip, bet dažniausiai geriau taip eiti. Ir priežastis, kodėl mes turim detalizuoti kiekvieną kadrą, tai yra realiai dėl to, kad mes turim sutaupyti laiko, nes kiekvieno žmogaus laikas, aparatūros nuoma, vietos nuoma, viskas kainuoja. Nes, pavyzdžiui, dabar turim ten vieną klipą ir 15 sekundžių sudaro 6 kadrai. Tai tiksliai žinomi yra kokie kadrai, ką turi padaryti aktorius, ką turi padaryti operatorius, ką turi padaryti apšvietėjas. Ir daugiausiai laiko užims ne filmavimas, o perstatymas. Nes, tarkim, jeigu vieno kadro reikia 2 sekundžių, tai jis bus filmuojamas gal 3 kartus, tai yra 6 sekundės. O paskui, vos ne 10 minučių gali būti įvykti perstatymas šviesų, kameros, pritaikymas kadro ir paskui vėl 6 sekundės. Gerai, 6 sekundės čia labai abstrakčiai, bet tas aktoriaus atėjimas, praėjimas, gali labai trumpai trukti, bet tas pasiruošimas vis tiek užima daug daugiau ir jis turi būti labai suplanuotas. Tai mūsų galvos skausmas yra
organizuoti ir paskirstyti darbą visiems komandos nariams. Ir Jonas atsakingas už masinės scenas, tai yra ekstra aktoriai, kuriuos reikia sugaudyti, juos rasti, kurie turės dalyvauti antrame, trečiame plane, kažkur ten, ne fokuse, bet jie turi užpildyti erdvę, kitaip atrodys, paprasčiausiai negerai atrodys, turi būti užpildyta, tai juos reikia rasti. Rasti, kad žmonės tą valandą konkrečiai atvažiuotų ir sudalyvautų filmavime. Juos reikia prižiūrėti, paaiškinti, kur yra tualetai, kur yra arbata, kada eiti, kur eiti, kada neeiti ir taip toliau. Ir tada yra pagrindiniai aktoriai, kurie turės dirbti su manim, aš kaip režisierius turėsiu dar jiems ir paaiškinti. Režisierius. Nors aš... Kaip? Sergejus filmavime su Berete. Su Berete, kaip Aleksas, jo, shout out Alex, jo, su Berete ir bagetu po pažastėm. Čia toks bus kaip gradų, kuris laipsnius termometras toks kiš iš čia, iškišinės. Sergejau, dabar pagalvojau, mes Kleper boy neturim. Kleper boyos, rasim. Klapą turim, tai. Svarbiausia. Ja, svarbiausia turim. Bus reklama vadinsis šio po darbo, nes nutrinsim to. Jau nebedutrinsim. Nutrinsim. Direktor bus live video, sorry, ne Sergej Bezuglov, o live video. Tai ir paliksim taip. Vienu žodžiu, daug labai yra lokacijų. Yra 4 lokacijų? 4 dienos, tai 4, gal 5. 5. Tai daug yra. Tai yra daug ir visos lokacijos yra palankios, čia yra klaustukas, nes priklauso daug iš tų lokacijų nuo oro sąlygų, jeigu pils lietus, tai biški šakės bus. O kur uždaros patalpos, tai ten nerodo. Tikiesi ant dievulio. Kaip bus, tai bus. Yra leidimai. Visi leidimai gauti iš savivaldybės, kad mes galime atvežti daug žmonių ir įrangos į vietą, į lokaciją, kur filmuosim. Ir visi turi žinot, ką jie daro, tai irgi didelis pasiruošimas, kad visi būtų vienoj vietoj. Ir žinantis, kad jie neateitų pas mane ir kai aš dirbu su Edgaru prie kadro ir aktorių ir neklaustų, kur yra tualetas. Tai jie žinos, pas ką eiti ir pas ką pasiklausti, ar jis gali dabar važiuoti namo, gal jau nebereikia. Arba kažkas su sveikata, jis žino, pas ką prieiti ir pasakyti. Tai mūsų yra virš 20 žmonių, tik komanda su pagrindiniais aktoriais ir 20 ekstra, kurie bus vieną pamainą. Tai daug, jeigu taip įsivaizduoja, tokį gerą renginį padaryti, bet kad jisai dar įvyktų pagal scenarijų, tai nėra mini koncertas, čia yra šiek tiek kitaip, nes koncertas, įsivaizduokit, tai yra koncertas, kuriame kas daina atbėga chebra ir perstato apšvietimą ir vėl pabėga garsistai, vėl mikrofos kitaip sustato. Tai čia toks būtų įdomus koncertas, 10 dainų, bet toks subėgimas. Čia kaip kokie apdovanojimai, žinai, būna, kur realiai po vieną dainą. Tai va tokio lygio tas filmavimas yra toks, kad daug žmonių. Ir tiesioginis eteris ir laikas spaudžia, nes tam tikri dalykai turi kaip pasakyti, tiesiog yra ribotas laikas, jo. Ir laikas spaudžia, tai yra svarbu žiūrėti, mes turim šiaip labai daug susitikimų. Šiandieną buvo grimas... Ne, mes šiandieną filmuojam, žinok. Jo. Bet buvo susitikimai, grimas, rūbai, stilius, dizainas, viena iš filmavimo patalpų reikės gražinti, tai turės būti daiktai kadre taip sustatyti, kad būtų gražu. Ir taip toliau. Ir visi turi žinoti, kelintą valandą prasideda, kur mašiną parkuotis, kur pastatyti ir kelintą pabaigiam, kad jie jau planuotų kitas, nes daug kas dirba dar ir kitose projektuose, pabaigia pas mus ir važiuoja kitur. Kažkas teatre, kažkas dar kitose renginiuose, tai čia yra labai svarbu. Įrangos nuoma. Ir daug visko. Man šiaip labai įdomu, kaip jūs tos kadrus dėliojat, nes su Edgaru kalbėjom, jisai ten pradžiai, kadrus sudėlioti, vienas dalykas yra susitarti, kas po ko eina, kaip filmuoti, kur filmuoti, kokį ten tą kadrą parinkti, ne?
kitas, kaip jūs šiaip sudėliojot, kad visiems būtų aišku, nes kas, nu, vat, Sergejui galvoj, yra nebūtinai Edgarui tas pats galvoj. Tai kaip jūs tą derinot, tu Edgarai ir iliustravai, gali savo papasakot kelionį iliustravimą. Esu labai tragiškas piešėjas. Labai geras piešėjas, neteisus esi. Labai fainiai pieši. Nes reikia greitai piešti. Jo, reikia greitai piešti, reikia tiesiog supiešti plius minus, kaip tas kadras turi atrodyti, neatsižvelgiant į visas perspektyvas, šešėlius ir panašiai. Ypač apie pastatymą kadro. Okay, jeigu ten gilinėsi šviesą, jau tada gali tam perpiešti šešėlius, bet čia jau ne mano sugebėjimams. Kaip viskas gimsta, tai vat kalbam, visą laiką yra istorija. Aš jau čia nekart šitam podcast'e esu sakęs apie istoriją ir tu turi pasakoti bet kokį video istoriją. Tai kažkas, ką veikia, kur, kaip, kada. Nu, tiesiog yra tie klausimai, kuriuos tu turi atsakyti per video. Ir kaip mes tos kadrus dėliojam, tai irgi arba mes rodom viens kitam referensus, į ką turi būti panašus. Referensai yra pavyzdžiai. Iš kitų filmų, reklamų. Iš filmų, reklamų, foto, kažkur tiesiog pamatytas. Pinterestas tam yra labai naudojamas. Instagramas. Jo, o kadruotės tai irgi mes kažkokią galvojam konceptą, kaip tas turi atrodyti. Ir pagal tą konceptą tiesiog, kadangi tai bus tam tikri pasikartojantis video trumpi, tai pagal tą konceptą ir tiesiog dėlioja kiekvieno video scenarijų. Vienam video gali iš arti matytis kojos, kitam ten koks kamuolys, ne? Arba raketė kokia teniso. Tai ir paskui jau sekantis kadras pristato, kas yra personažas. Ir taip tiesiog eini pakadriui, kiekvieno video, kokia tai yra kadrų seka. Ir surašai, ką tam kadre, čia jau tada scenarius toks kaip ir kūrimas, surašai, ką personažas veikia tam kadre. Ir galiausiai paskui aš paėmiau tiesiog supiešiau kadruotę, sunkesnius kadrus, nupaišiau, kaip turi stovėti kamera, kaip turi statytis tam tikras rigingas kameros, tai ten slideriai, doliai ir panašiai. Slideris yra, kur čiuožia kamera, dolis yra, kur vežimėlis, kur čiuožia kamera. Ant bėgiukų abu. Ant bėgiukų. Tai va. Bet mes buvom apsitarę irgi konceptualiai, kokius objektyvus naudosim. Taip, ir nu, čia kaip ir prie koncepto irgi priskirti galima ir optiką priskirti, ir mūdą visą, nuotaiką visą, tai objektyvai, pavyzdžiui, šiam pasirinkom platų, 15 mm, nes mes taip norim. Mes norim parodyti tą erdvę, kurioje esame ir tai yra svarbu turėti daug, parodyti kadre daugiau. Plius tie platus objektyvai suteikia tokio kad tu esi šalia kažko, žiūrint. Kaip čia pasakyti? Immersive angliškai, nežinau kaip lietuviškai. Įsitraukimo, va. Įsitraukimo jausmą. Ir nežinau, man asmeniškai, tai va, platus kadras yra labai gražus, jį yra labai sunku padaryti. Tai irgi toks gan challenge'as. Nes apšvietėjai... Labai daug angliškų terminų pasaulyje. Na, visi supranta, nes apšvietėjai tai galvos skausmas, kai yra pasakoma, kad yra labai platus objektyvas, tai čia suki galva, kaip paslėpti savo lempas. Nes visur galim, nu ne visur, bet dažnai pakiškoja tas dalykas. O kieno rolė yra derinti, nu, vat, pavyzdžiui, kad, nes operatorius nori plataus kadro, o šviesistui reikia lempą suslėpti. Apšvietėjai, atsiprašau. Šviesistas. Įžeidžiau. Ką derina? Kas sprendžia, kurio teisybė? Ar apšvietėjas gali tas lempas statyti, ar turi traukti, ar reikia operatoriui pasikeisti? Aš galvoju, tu man taip atrodysi. Nes aš neapšvietėjęs šiame projekte. Geras klausimas. Nu, tarsime, aišku, daugeliu atveju tiesiog yra susitarimo klausimas. Vis tiek režisierius ir DOP yra pagrindiniai. Ir pagal juos dirba apšvietėjas. Tada kertinis... Nes apšvietėjo rolė yra sukurti gerą kadrą, padėti sukurti gerą kadrą. Tada jau aš su mano labai nekompetitinga nuomonė, aš manau, kad tada jau lemia biudžetas. Labai teisingai pasakei. Nes tu gali norėti bet kokio kadro, bet apšvietėjas tau pasakys biudžetą ir gripas tau pasakys biudžetą.
Dizaineriai to pasakys biudžetą visi, set, rūbų ir panašiai, ir tada nebenorėsi plataus kadro. Nes tu parodysi jo, kaip pavyzdys, aktorius labai gražiai atrodo iki bato, batai labai lėvi. Kaip plačiakė atrodo lėvai, tai reikia ir batus. Nu, ta prasme, čia jokui, bet tai yra svarbu. Tai mes turime nuspręsti, abu režisierius, operatorius ir dar Saša kaip geferis apšvietėjas, jisai žino, kad bus platus, jis žino, kad reikės slėpti ir planuoja, kaip jis slėps lempas. Šiaip tarp kitką istoriją apie Sašą, mes važiavom į kitą ofisą, mes su Saša dar kitam darbę kartu dirbam ir susitikom autobuse ir sėdim abudu ir Saša žvalgosi. Ir jisai jau žvalgosi, žinai, kaip autobuse reikėtų lempas kabinti. Nes jam ką reikėtų išlupti, kaip reikėtų užkabinti. Jisai ruošiasi, čia yra kaip ir aktoriai ruošiasi, taip ir mes visi ruošiamės. Aš kaip režisierius irgi važinėjau ten, žiūriu, nuėjau į lokacijas, kurias galėjau pasiekti paprastai ir pafilmavau Edgarui, nusiunčiau. Mes turime daug chatų. Sukūrė grupinių chatų. 8 pas mane dabar. Jo, ir pas mane dar jų daugiau. Klinkų tik telefonas daro. Jo, tai aš siunčiu Sašai ir Edgarui atskirą chatą, kad aš buvau lokacijų, siunčiu nuotraukas ir videoklipus, kaip atrodo. Ir tada mato, kaip ta lokacija, nenuvažiavus, kad negaišt laiko, aš padariau tą darbelį Edgarui ir jisai žino, ta lokacija maždaug taip atrodo vakare, nes mes kalbam apie vakarą. Tai viskas priklauso. Mes visi dirbam komandoje ir apšvietėjas gali pasakyti, soriuks, nebus taip, kaip tu nori. Ir Edgaras pasižiūri į manęs, ašaros byra ir aš sakau, soriuks, nieko nebus. Ir dar aš su ašarom atsisuku į produsą mūsų, Marių. Ir Marius toks, ir mes paverkiam, bet mes tęsiam toliau darbus, negalima. Ir viskas. Nėra biudžeto, negalima. Tai čia yra labai svarbus dalykas prodiuseriui neišprotėti, nes jis valdo visus pinigus. Ir per šitą filmavimą daug pinigų yra išleista, kiekvienai pamainai, kiekvienai dienai bus labai brangus, pradedant nuo sausainio iki nusinuko ir taip toliau. Iki kiekvieno stovo, mikrofo, objektyvo ir taip toliau. Ir nedaug dievė mes kažką pamiršim. Turi būti sąrašai, turi būti laikai ir taip toliau. Turi būti įrangos sąrašai, maistų sąrašai, žmonių sąrašai. Sąrašų sąrašai. Aš pasidariau kopiją sąrašo ir įdėjau į kitą drivą, tik tai, jeigu jisai išsitrins. Į Excel gali įdėti. Aš žinau, aš jau pasidariau backupą, kad nedaug dievė kažkur dings, kad visa informacija liktų. Nes kiekvieną minutę man rašo kažkas su klausimu, kada tas įvyks, ar man ateiti, ar man pasimatuoti, o kas ten bus, o kiek jūs moka. Ar tau patinka tai? Man labai patinka. Aš galvoju, kad bus sunkiau, bet taip, pasisakius, fain. Man irgi fainai tas darbas ofise kažkaip, žinai, mes keturiesi sėdim prie savo kompų, kiekvieną savo darom. Sergejus tik su planšetė prieina prie vieno, ko norėjai? Gerai. Toliau prie kito, ko norėjai? Gerai. Nes aš... Tokie visi užsihypinę. Nes mes žinom, ne pirmą kartą dirbam, mes žinom, kas mūsų laukia, nėra jokių iliuzijų, kad tai bus labai sunkus filmavimai ir geriau mes dabar rimtai prisėdam ir tada mažiau bus problemų. Nes faktas, kad kažkas vis tiek nevyks taip, kaip mes įsivaizduojam, bet kuo mes daugiau tų dalykų išgaudom, tuo tada daugiau turim pajėgumų reaguoti tas situacijas. Nes jeigu mes ateinam ir tada pradedam galvoti, ką mums čia nufilmavus, tai tada bus galiausiai vis tiek viskas bus šūdas. Bet jeigu mes turim iki detalių išgryninę tam tikrus dalykus, tai tas vietos, kur kažkas ne ten ateis, kažkur ne ten atsistos, tai tos gali tada reaguoti. Bet tau nereikia ten šviesų mąstyti, kur padėti, nes jau mąstyti. Ir yra labai faina, kai turi daugiau galvų. Aš esu irgi milijoną kartų sakęs apie komandą, kai yra daugiau galvų, su kuriuom tu gali pasitart. Jeigu tas pats Saša, kaip apšvietėjas, aš jo galiu paklausti, kaip tu manai, ir tau šitas kadras tinka, nes visgi vienam priimti tam tikrą sprendimą yra daug sunkiau. Tryse tai yra padaryti lengviau, pasidiskutuoti, kaip yra geriau, kaip vienam geriau. Tas irgi yra tokie biški ramiau nuima atsakomybę nuo pečių, ramiau leidžia miegot. Kaip tu mėgi dabar? Normaliai.
Išsikrauna savo sporto salį. Jo. Nu, aš pagaliau, pirmą dieną normaliai atsiguliau, nebuvo man akise kadrų ir mąstymo. Atsiminiau kažką, jau noriu rašyti komandos nariui, man žmona per ranką, takšt. Padėk į vietą, užsirašyk, rytoj ateisi ir pasakysi. Okay. Nes man yra automatiškai. Nes tu visą dieną taip ir dirbi, tau atskrenda 6 klausimai. Ir tau reikia visus 6 dabar atsakyti. Ir todėl aš nededu, nes asistento turiu jūs, bet man reikėtų dar personalaus asistento, kuris iš karto sekundė į sekundę. Sergėjaus lovos naktį sėdė. Taip, Sergėjau, ką jums užrašyti? Čia jau džinas, tai iš butelio. O, čia ne tas butelis, sorry. Čia džekas iš butelio. Džeko butelio, sorry. Ne tas butelis, tau kužda. Čia kapitonas iš butelio. Toks. O iš butelio ten luktelk iki ryto. Jeigu jūs galvojate, kodėl mes visą apie tą luktelk, tai nueikite TikToką, kaip Edgaras sakė, ir suprasit. Ja, padarėm, ja. Tai jo, man patinka ta būsena, kad mes vis tiek kentėsim kartu ir man tai patinka. Nes jeigu aš vienas būtų kažkaip liūdna, aš vienas kenčiu, visi kiti... Džiaugsimės, ne, tikrai. Nes iliuzijų jokių neturim, patirties turim, kaip mes susikalbėsim, mes žinom charakterius, mes tiek padarėm jau, kad neišgazdinsi, nei Edgaras manęs neišgazdins, ne aš jo, tai mes vienas kitą papildysim. Va. Ir kažką naujo sužinos, nes vis tiek kiekvienas projektas turi savo specifiką. Šitas yra toks, sakyčiau, ilgiausias vienas po kito 4 dienos filmavimas, tokio dar nedarėm, tokio ilgo vienas po kito. Mes darėm tarpus. Gerai, kad tos dienos, ne po 12 valandų pamainos. Nes jeigu tas būtų, tai irgi būtų sunku. Na dabar biškai, kadangi laikas riboja, tai reikės spaustis, tiesiog greičiau, bet ir po gaunas kiek? Gaunas 6 video, kiek dabar gaunas pas video? 4 dienos. 8 video. 8 video po 15 sekundžių. Tai va. Wow, tai bus įdomu. Kaip viskas susidėlios ir gausi rezultatą, bus aiškiau. Vis tiek, kaip ir kiekviename negali 100%, nes nebus įdomu. Vis dėlto yra tas surprizo, kad būtinai kažkas nepavyks, bet mes turim charizmą pakeisti tą planą ir neverksimės, kad mums nesigauna batų tam gautų, kurių... Aš galvoju, kai mes jau padarysim tą visą projektą įgyveninsim, jisai bus išėjęs ir jau bus rezultatai. Ir jeigu mes norėsim, mes jį parodysim. Jo, ir parodysim, aš galvoju, galėsim ir marketingistės pasikviesti apie rezultatus pakalbėti. Nes dabar apie procesą kalbam. Jo. Čia aišku paslaptis, kas čia per projektas, bet paskui galbūt atskleisim. Būtinai. Jeigu būsim patenkinti pakankamai darbu. Ir turėsim leidimą. Vis tiek pakalbėsim, nes iš jų pusės jos mato mūsų virtuvę. Jos masto, kaip kuo daugiau žmonių pasiektų ir tai, ko mums reikėjo, manau, jau senai. Mes padarom video, jos eina į įmonę ten kažkur, jos patalpina, bet grįžtamą ryšį neturim. O marketingas žiūri, kad kuo daugiau žmonių pamatytų ir kuo daugiau žmonių gautų tą pojūtį nuo mūsų darbo. Nes kam įdomu padaryti video klipą arba trumpametražį filmą, kuris niekur nebus parodomas, apart ten kelių festivalių. Norisi pasiekti daugiau žmonių. Mat, kaip jūs dabar žiūrite čia po darbo, tai mes pasiekėm jūs. Milijonai. Tik sakė irgi pasiekėt. Ir Instagram'e gali pasiekti. Visko gali. Mumis ir mes jūs. Ir YouTube'e, Facebook'e. Žinok, aš priliečiau, kai žiūrėjau podcastą, kortelę ir tikrai nekrešina kortelę. Tu savo. Nu. Čia apie praeitą laidą kalbą. Ne, už praeitą jau laidą. Už praeitą. Tikrai veikia. Ten tą. Ding. Padarysi, ne, Jonai? Gal. Neprisižadu šį kartą. Kas tau dar įdomu, Jonai, tu irgi dabar... antram projekte esi... Jo, aš mažiausiai turiu patirties iš to production'o. Bet antram jau. Jo. Bet man šiaip įdomu, man įdomu, aišku, ta dalis, kur aš įsitraukiau, darbuoti su Ekstrom. Fainiai, kiek žmonių atsiliepia, kad jie nori dalyvauti
Ačiū jums. Filmavime. Ačiū. Jo, ir jeigu norite, mes šiaip planuojam susirinkti tokią duomenų bazę, kad kai bus daugiau filmavimų, turėtumėm jau ištestuotų žmonės, į kurios galim kreiptis. Tai jeigu jūs norite būti aktoriai mūsų productionuose, kaip productionas lietuviškai? Produkcija. Produkcija. Filmavimo. Man produkcija tai krabų lasdelės. Maisto produktas. Bet vienu žodžiu, jeigu norite dalyvauti mūsų filmavimuose, tai galite man parašyti ir mes jumis galbūt irgi įsitrauksim į tą duomenų bazę. Bet man kas patinka, kad žmonės atsiliepia ir mes iš karto sakėm, kad ekstrų rolė šitame projekte nėra apmokama, bet žmonės atsiliepia, nes jiems įdomu išbandyti save, įdomu sudalyvauti productione. Tikrai nustebina, kiek daug žmonių traukėsi tokius projektus. Tikrai fainai tai. Ir šiaip labai fainai susipažinti ir mes, kadangi šiandien filmavimo dieną, tai prieš kelias dienas turėjom, bet iš tikrųjų turėsim susitikimą su tais visais žmonėm, apsitarti kaip, kas, kur. Tai irgi man, aišku, galvoj klausimai, ką reikia išsigryninti, kad jiems papasakot, kad jiems atėjus irgi būtų nes norisi, kad jie irgi jaustųsi gerai, nes jie realiai ką gauna iš šito projekto, tai pasitenkinimą kažkokį. Tai norisi tą pasitenkinimą ir sukurti, kad kitą kartą jie norėtų toliau su mumis dirbti. Svarbus vaibas. Filmavimas. Jo, vaibas. Nes vaibą mes su komanda susikuriam, bet norisi kurti ir toliau. Nes tai aš kadangi iš marketingo srities, tai aš suprantu, kad kiekvienas veiksmas kažką kalba apie įmonę, apie komandą, apie kiekvieną žmogų. Jo. Jeigu tu eini ir pasiunti kažką toli, tai jisai jo visi giminės, tai visi projektus nekvies. Nes prodiuseris paklausė mūsų, ar mes spėsim per tokį trumpą laiką viską suruošti ir pasakėm, nėra išeities, mes turim tai padaryti per tokį laiką. Idealiai, kaip Edgaras sakė, ilgesnis atkarpas, kad mes viską paruoštumėm, bet netgi per tokį trumpą laikotarpį mes sugebėjom, visas sąrašas aktorių pagrindinių ir ekstra yra, visa komanda yra, visos lokacijos patvirtintos su parašais ir taip toliau. Wow. Tai, taip džiugu matyti jo, kad nuo ekstra iki visi įsitraukia, čia yra... Ir man dar kas patinka, kad tų detalių jų tiek daug ir yra ir labai smulkių ir labai stambių tų detalių, bet jų yra tiek daug, kad jau nebegali visų dalykų žinoti. Ir aš tiek mano patirtys su savanoriais darbuojantis, bet tiek ir čia realiai turi pasitikėti žmonėm, kai jie kažkokią rolę pasiema. Nes aš nežinau, Sergejau, tu turbūt daugiausiai visų tų dalykų žinai visose srityse, bet esmė, kad tu turi paleisti kažkiek, pasitikėti, kad Edgaras nufilmuos. Tu galvoji, žinai, kaip aktoriam pasakyti, tu kažkiek tariesi, dėliojasi, bet kažkurias dalis tu tam minimalių detalių susirašinėjimų, bet su ekstra žmonėm, tu nekontroliuoji ir nežinai. Tai apie tą paleidimą, ar tau yra lengva, ar sunku, nes tu mastai apie visus tos dalykus, sakai, kartais ir reikia, kad žmona per nagus duotų, kad biškiai atsijungti. Ar tau lengva paleisti tas kitas rolės? Ar man pasirodė labai ilgas klausimas? Labai geras, man patiko. Labai ilgas klausimas. Ja, ilgas. Su įžanga. Su įžanga ir beveik kaip istorija. Būtinai reikia turėti kažkiek patirties, kad paleisti. Nes dauguma tų žmonių, kurie užsiima, tik pradeda užsiimti, jie nori kontroliuoti kuo daugiau. Aš nenoriu žinoti nei vardų ekstra, aš žinau, kad yra Jonas ir Regimantas, kurie suorganizuos ir 9 valandą jie turės būti ten. Jeigu jie nebus 9 valandą, yra mano darbas kažką padaryti iš to. Iš problemos. Jonui ir Regimantui. Ne. Čia po to. Ne, čia po to galbūt bus po darbo. Bet darbo metu tai prasidės mano mąstymas, kaip išvažiuoti iš tos situacijos, improvizuoti. Mūsų visas pasiruošimas yra, kad tos improvizacijos būtų kuo mažiau, nes vis tiek mes išvažiuosim, mes turėsim pabaigti filmavimą, bet tu turi paleisti, tu negali visko sukontroliuoti, kaip su vaikais irgi, tu turi paleisti. Jo. Ir tas padeda turbūt, kai žmonės pažįsti, žinai, kad kažkokią rolę, pavyzdžiui, apšvietimą, kad Saša pasirūpins, su tavim pasitars, ne?
Bet aš turiu patirties apšvietimą, o jisai daro pagrindinį apšvietimą. Aš žinau, kad tai yra menas. Ir galima šviesas tampyti labai ilgai. Bet mes neturim laiko. Jo. Bus minimalus patvykinimas, čia pakeitimas, dešiniau, kairiau, silpniau, arčiau, toliau. Bet viskas, mes ten per daug negalėsim, todėl yra pasiruošimas tam. Bet tai šiek tiek, Edgai matosi atspindys kažkoks, ar ten fleras ne tas, kurio jis nori. Viskas yra pataisoma kelių minučių, ten pusę minutės, sekundės atžvilgių galima greitai tą išspręsti. Bet kaip jis darys, aš turiu pasitikėti. Mes dirbom su Saša, aš pasitikėjau ir viskas gavosi gerai. Su Edga mes kiek dirbom irgi dviese pažiūrim, dvi galvos pagalvoja, dešiniau, kairiau, fokusė varom. Na, ir tu žinai, tu turi paleisti. Man nesvarbu viską sukontroliuojama, svarbu, kad mes turėtume medžiagą kortelį. O ar ten aktorius netaip nusišypsojo, aš žiūriu į laikrodį ir mes turim 1 minutę, dar vieną pasidaryti, neturim viskas. Važiuojam toliau, negalima tęsti. Tai va čia yra mano pagrindinė, yra suvaldyti laiką ir pinigus. Ir todėl turi pasitikėti kiekvienu iš jūsų, kiekvieną ekstra, kiekvieną aktorius, kiekvienu, netgi mikroautobusu, kuris generatorius atveš. Mes turim pasitikėti, pasakė, atveš, tai turės atvežti. Ne, ir nebus laiko ten tikrinti. O jeigu neatveš, aš žinau, su jumis mes rasim išeitį. Mes greitai prailgeko 20 sumesim ir į darželį šalimai stovintį įkišim ir gausim 1 lempą. Vis tiek mes kažką pribusim. Pas mane namuose ant šalia yra 9 kilovatai. Mes įtempsim tą prailgeką ir mes gausim tą 1 lempą. Ir su 1 lempą, patikėkit, mes galim irgi skaniai padaryti, reikia tik mokėti. Ir su flagais irgi. Ir su flagais. Viską. Užblokuosi saulį lauko, pasitemsi į soją ir padarysi. Bet čia nėra toks tipo bookingas, žinai, tipo aš dedu visas babkės ant šito ir tikiu tom. Ne, čia yra, aš tikiu visą komandą, mes vis tiek kažką pribursim. Jeigu jums kavos aparatas neužsikuria, vis tiek jūs kažką sugalvosit. Iš Circle K atsinešit, čia nereklama. Kol kas. Ar pasėtgat namo, greit nulėksit visą užboniuką kavos atsinešit. Vis tiek kažkas bus padaryta. Va tai yra... Geras juokės, neįleis mūsų. Įleis, kuris dings. Jeigu labai norėsi, viskas yra įmanoma. Nepasėtgat, tai aš taip. Galima nueiti belė kur kažką padaryti. Bet... Turim pažįstamų aplinkui tam rajone. Bet tu nesi vienas. Tu esi su komandos nariais. Viskas įmanoma. Komanda yra gerai. Gerai yra turėti komandą. Man patiko, kad tu paminėjai, kad yra tas pasitikėjimas pasiruošimo etape, kad žmonės padarys geriausia, ką gali, ne? Ir tau nereikia pergyventi. Ir tada yra pasitikėjimas, kad jeigu kažkas nevyks jau to filmavimo metu, kad jie padės išspręsti. Jo, būtinai. Tu toks dvigubas. Edgarai, klausimas tau. Trumpesnis. Davai. Dėl ko tu labiausiai pergyveni šitam projektą? Kad visi kadrai būtų gražus. Aš galvoju apie mane. Aš esu sakęs irgi milijoną kartų, kad Sergejui man faina dirbti. Aš irgi pergyvenu, kad visi kadrai gautųsi. Kad jie būtų faini, kadruotės tos, kad jie nebūtų paprasti, kad kažkas gautųsi įdomesnė, žinai. Nes mes norim aukti ir nesinori kartuoti tų pafilmavimų, kuriuos mes visą gyvenime pridarė dafiga. Mes norim unikalumą, kad ir Edgaras toks, tokio dar neturėjom. Ir manau, ramu, turim kadrą įdomus vėl. Jo, aš irgi pergyvenu, ar mes išgausim tą efektą. Bet manau, išgausim, tikrai. Dažniausiai yra taip. Pasibaigia filmavimas, aš esu nusipisęs, pavargęs. Ne visada piktas, bet po 2 dienų aš pažiūriu medžiagą ir viskas čia gerai. Aš buvau paprasčiausiai pavargęs ir aš galvoju, kad ten yra šlamštas, ten nežinau, ką aš ten prifilmavau. Jėzau, paskui pailsi, atsipalaiduoju, žiūri, kad tikrai fainai viskas buvo, bet tuo momentu atrodė labai blogai. Kad viskas nepavyko ir ne taip aš norėjau. Čia yra tokios kankynės vidinės. Todėl... Aš turiu pasiūlymą. Žinok, mūsų ten jau filmavimo aikštelį pasilgo. Reikia varyti, toliau filmuoti. Lėksim, jūs jau kviečiat. Kviečiat? Luktel. Tai va, žinot, kur mus rast? Ir žinot, ką daryti. Niekam nereikia. Like, subscribe. Jūs esat nuostabus. Jo, greitai nuimsim tos kaip jūs sakot. Link. Jo, come on, guys. Davai, tarkštelk. Tarkšt.
Aukštas, atrodo. Tai jis yra aukštas. Sako, mano bitskė didelė. Jo. Kas sako? Gintarė. Bet labai čiuožia tokie per podcastą. Įjungtas mikrofonas. Nu, blėt. Gerai, kad patikrinam. Piškai Sergėjus reikia atzumint. Matai? Ne, bus tarkšt. Tarkštų sakai ir pradedi programą, sveiki, čia padarbą jų nėra. Jūs tik tai tada teisėt? Jo, nes mes 25 būsime filmavime.